PDEA D1 un PV3 yra universalios statybinės medžiagos klijai tiek vidaus darbams. D1 tiek vandeniui atsparus PVC klijai stalių darbams ir gamybai. D3 PV klijai D1 sujungia. Tai reiškia, kad jie suklijuoja daugumą įprastų statybinių medžiagų tiek tarpusavyje, tiek viena su kita. Mediena, gipskartonis, plokštės, cemento tinkas, betonas ir kitos medžiagos. Plačiai naudojamas kaip gruntavimo skystis, gruntas, sujungiant tinką su įvairiausių medžiagų pagrindais, naudojamas vidaus darbams, kur suklijuoti paviršiai nebus veikiami padidintos drėgmės. PVC klijai D3 naudojami bet kokios rūšies, tiek lapuočių, tiek spygliuočių medienos klijavimui, kai reikalingas vandeniui atsparus suklijavimui. Pavyzdžiui, langų rėmams, transporto pakuotėms, stalių gaminiams, kurie veikiami atmosferos poveikio. Taip pat tinka plokščių medžiagoms, gipso kartono plokštėms, medžio drožlių plokštėms, putų polistirolo plokštėms, taip pat odai, popieriui, kartonui ir panašioms medžiagoms. Klijavimui taip pat tinka karštasis presavimas. Universalūs klijai vidaus darbams PVN1 ir universalūs drėgmei atsparūs klijai PVD3 yra pieno baltumo, klampus skystis su lengvu specifiniu kvapu. Skystis sudarytas iš cheminių medžiagų mišinio ir labai gerai tirpsta vandenyje. Jis pasižymi dideliu stiprumu, dideliu atsparumu vandenį, D3 klasifikacija. Yra vandens pagrindo produktas, silpno kvapo, paruoštas iškart naudoti, tinkamas aukšto dažnio džiovinimui, nesudaro porų ir deformacijų karštai presuojant. Be to, klijuojant įvairias medžiagas, PV11 ir 13 suteikia šiuos privalumus. PV1 pagerina tinko, skiedinio ir grindų išlyginamųjų mišinių sukibimą su stabilu pagrindu. PV1 pagerina statybinių skiedinių, betono ir smulkiagrūdžio betono atsparumą dilumui. TV1 atskiedus vandeniu naudojamas kaip priemonė nuo dulkių, tinko ir betono paviršiams. Todėl D3 pagerina statybinių skiedinių, betono ir smulkiagrūdžio betono atsparumą vandeniui ir mechaninį stiprumą. Naudojant D3 nesusidaro poros ir deformacijos karštojo presavimo metu, o D3 tinka greitam džiovinimui esant aukštai temperatūrai. Jei mišinys PV1 naudojamas kaip klijuojanti jungtis tarp statybinių medžiagų paviršių, tuomet jie turi būti sausi, nuriebalinti ir nuvalyti nuo dulkių. Statybinių detalių paviršius padengiamas mišiniu, suspaudžiamas ir paliekamas džiūti 24 valandas. Nerekomenduojama naudoti konstrukcijose, kurios veikia esant apkrovoms didesnėms už pačios detalės svorį. Jei mišinys naudojamas siekiant pagerinti sukibimą tarp sienos pagrindo ir tinko, pirmąjį sluoksnį pagrindas apdarojamas praskiestų mišinių santykiu 1:4, leidžiama išdžiūti ir užtepama antrą kartą. Šįkart santykiu 1:2, o tinkavimas atliekamas, kol mišinys dar nespėjo išdžiūti. Jei mišinys naudojamas kaip gruntavimo skystis prieš plytelių klijavimo darbus, tuomet vieną dalį mišinio reikia praskiesti su 5 dalimis vandens ir minkštu šepečiu užtepti ant paviršiaus. Norint pagerinti sukibimą tarp seno betono ir naujo betono, pagrindas nuvalomas ir užtepamas mišinys santykiu 1 dalis mišinio su 3 dalimis vandens. Paviršiui leidžiama išdžiūti, o tada mišinys užtepamas dar kartą santykiu 1:1. Naują betono sluoksnį reikia kloti, kol mišinys dar nespėjo išdžiūti. Jei naudojate universalų drėgmei atsparų klijų mišinį, pavyzdžiui 3, tada klijuojami paviršiai turi būti švarūs, klijus reikia tepti tolygiu sluoksniu su teptuku arba bet kokiu kitu būdu ant vieno iš paviršio. Ypač kietai ir egzotiškai medienai rekomenduojama tepti ant abiejų paviršių. Po 2-5 minučių, priklausomai nuo temperatūros ir medžiagų porėtumo, esant 20 laipsnių Celsijaus temperatūrai, maždaug po 3 minučių. Paviršius sujungiama. Po sujungimo paviršiai suspaudžiami ir paliekami džiūti 24 valandas. Temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 laipsniai Celsijaus. Klijų sukietėjimo greitis priklauso nuo temperatūros, medžiagos porėtumo ir drėgmės. Naudojant karštą džiovinimą, sukibimo laikas ir galutinio stiprumo pasiekimo laikas žymiai sutrumpėja.
Sąnaudos nuo 150 iki 180 gramų kvadratiniam metrui. Jei sudėtis PV1 arba PVD3 naudojama kaip betono priedas, tada sąnaudos yra nuo 10 iki 15 litrų kiekvieniems 50 kg cemento. Universalės klijas laikyti vėsiose, gerai vėdinamose patalpose, laikymo temperatūra nuo +5 iki +30 laipsnių Celsijaus. Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių, talpą laikyti sandariai uždarytą. Šią medžiagą ar produktą ir pakotę utilizuoti saugiu būdu pagal vietos savivaldybės taisyklės. Tinkamumo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės. Saugoti nuo vaikų. Dirbant su universaliomis klijomis PVN1 ir PVN3 jokių ypatingų priemonių nereikia, tačiau būtina saugoti odą ir akis nuo tiesioginio kontakto su klijų sudėtimi. Dirbant su universaliomis klijomis PVN1 ir PVN3 naudoti darbo apsauginius drabužius, dėvėti polivinil chlorido apsauginės pirštines ir prijuostę. Naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai. Rekomenduojama naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose!